So welcome once again to this afternoon session. Taigi sveiki atvykę į popiečio susitikimą. We're going to have a short input and then after that we're going to have a time of prayer. Pradžioje turėsime mažą paskaitą ir tada turėsim maldos laiką. And we're going to prepare for the Eucharist in a short while from now. Ir po to ruošimės švęsti Eucharistiją. Do you believe that Jesus is here? Ar jūs tikite, kad Jėzus yra čia? Who believes Jesus is here? Kas tiki, kad Jėzus Amen. čia? So let me explain to you how this works. Leiskit man paaiškinti, kaip viskas veikia. Jesus is present in the real presence of the Eucharist. Jėzus gyvena Eucharistijoje. Jesus is present where 2 or 3 are gathered in his name. Jėzus yra ten, kur 2 ar 3 susirenka jo vardu. Jesus is present in the Word of God. Jėzus yra gyvas, esantis Dievo žodyje. Amen. Amen. Jesus is present when you begin to worship him. Jėzus yra realus, kai pradedi jį šlovinti. When you worship him, what happens is this. Kai jį šlovini, štai kas nutinka. You take your eyes off yourself. Savo akis atitraukiame nuo pačių savęs. You take your eyes off your problem Savo akis atitraukiame nuo savo and rūpesčių begin to look at him. ir pradedam žiūrėti į jį. When you begin to look at him, your problem becomes small. Kai pradedi žiūrėti į jį, tavo problemos pasidaro mažos. And you glorify God. Ir tu šlovini Dievą. When you take your eyes off your problem, Kai atitrauki žvilgsnį nuo savo problemų, then God can begin to work. tuomet Dievas gali pradėti dirbti. So the first key for you to receive the touch of God in your life Taigi, pirmasis žingsnis, kaip gauti Dievo prisilietimą savo gyvenime, is to take your eyes off yourself. yra atitraukti savo akis nuo savęs. Take your eyes off your husband. Atitraukti savo akis nuo jūsų vyro. If your husband is sitting next to you, Jeigu vyras sėdi šalia jūsų, have mercy on him. tegul viešpats jo pasigaili. Take your eyes off him. Atitraukit savo akis nuo jo. Touch your husband's face and say, "Darling, I let you be yourself." Palieskit jo veidą ir sakykit, brangusis, aš leidžiu tau būti savimi. That will allow your husband to receive the touch from God. Ir tai leis jūsų vyrui patirti viešpaties prisilietimą. You see, the problem is this. We are so focused on what other people are thinking about us. Matote, problema yra ta, kad mes esam taip susirūpinę, ką kiti žmonės apie mus galvoja. I won't lift my hands because I'm worried what other people will think of me. Nekelsiu savo rankų šlovinime dėl to, kad esu susirūpinęs, ką tie kiti apie mane pagalvos. But you forget Bet pamirštam, that they are worried what other people are thinking of them. kad jie šalia esantis taip pat susirūpinę, ką tie kiti žmonės galvoja apie juos. Nobody's bothered to look at you Niekam neįdomu yra žiūrėti į jūs. because they are more worried who's looking at them. Nes tie kiti dar labiau susijaudinę, kas į juos žiūri. So don't worry about the one on your right and left. Taigi nesijaudinkit apie esančius iš jūsų dešinės ir kairės. For this next 1 hour, you keep your eyes only fixed on Jesus. Šią ateinančią valandą savo akis prikaustykite prie Jėzaus. Amen? This is very important Tai yra labai svarbu. because very often in coming to Jesus, Nes labai dažnai tais atvejais, kada artinamės prie Jėzaus, you will experience a lot of distraction. jūs patirsite labai daug Distraction. bandymų atitraukti jūs. When you're watching television, there is no distraction. Kai žiūrite televizorių, nėra bandymo atitraukti. When you're gossiping, there is no distraction. Kai apkalbinėjate, nėra bandymo atitraukti. But when you are worshiping, there is distraction. Bet kai šlovinate Dievą, iš karto atsiranda atitraukinėjimai. I'm sure Lithuanian women are not like that.
Aš esu įsitikinęs, kad lietuvių moterys tikrai netokios. They're dobre católico, very good Catholic. But many women I know go to church and look, oh, she's wearing a new earring today. Bet daug moterų kitur yra tokios, kad nuėję į bažnyčią, Look at her boots today. Ir sako, o, nauji auskarai, jinai su You're busy looking at everyone else except Jesus. Nauji batai pas ją. Ir žiūrim visur kitur, bet ne į Jėzų. And you get distracted very fast. Ir labai greitai išsiblaškome. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, the Bible says that no testing that has overtaken you that is not common to everyone. Taigi, pirmam laiške Korintiečiams 10 skyriuje, 13 eilutėje yra pasakyta, jums tekęs pagundimas nėra tik žmogiškas, bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau, nei jūsų jėgos leidžia. One minute, okay? God is faithful. Is it there? Yes. Dievas yra ištikimas. Once again, Dievas yra ištikimas. yra ištikimas. Once again, say with me. Dievas yra ištikimas. First part is very important. Pirma dalis yra labai svarbi. Whatever problems, distractions you're going through is not only unique to you. Per kokias problemas, per kokius pagundimus jūs eitumėte, jie nėra tik jums skirti, jūs nesat unikalus. It's happening to everyone. Tai vyksta kiekvienam. But Paul says God is faithful. Bet apaštalas Paulius sako, kad Dievas yra ištikimas. He will not let you be tested beyond your strength. Jisai sako, kad jūs nebūsite gundomi labiau negu, kad daugiau negu turite jėgų. But with the testing, he will provide you with a way out. Bet su išbandymu jūs gausite ir padovanotą kelią, kaip išbandymo išeiti. So don't be discouraged when you're going through distractions, problems, confusions. Taigi nenuliūskite, kada yra išbandymai, visokie sumaišymai. All this is happening because God is trying to test and see really where your faith is. Visa tai vyksta dėl to, kad Dievas tyria ir nori pamatyti, o kur jūsų tikėjimas iš tikrųjų yra. The theme that Pope Francis chose for the Jubilee is taken from Romans chapter 5 and verse 5, that hope does not disappoint. Tema, kurią popiežius Pranciškus yra pasirinkęs jubiliejiniams metams, yra paimta iš pirmo laiško Korintiečiams 5 skyriaus, kad viltis Hope does not disappoint. Viltis nenuvilia. And before that, Paul says that in order for you to experience this hope in your life, ir toliau apaštalas Paulius sako, tam, kad tu patirtum tą viltį savo gyvenime, we need to go through a couple of stages. Mes turime pereiti per keletą stadijų. It's like God allows you to go through this to see where you're at. Atrodo, kad Dievas leidžia pereiti per šituos išbandymus, žiūrėdamas, tai kurgi tu iš tikrųjų esi. So you're going through suffering. Taigi keliaujame per kentėjimą. Suffering produces endurance. O sielvartai, iš sielvarto kyla... You can read it. Romans chapter 5, verse 3. O iš sielvarto kyla ištvermė. Romans 5:3. Endurance. Yes, please read everything. Perskaitysiu visą. Ir ne vien tuo mes taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę, ištvermė patirtį, patirtis viltį. O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasią, kuri mums duota.
So, suffering produces endurance. Taigi, sielvartas gamina ištvermę, Endurance makes character, ištvermė išbandyta dorybė, and character brings hope. o išbandyta dorybė viltį. It sounds like a lot of theology. Skamba tarsi šitai būtų pakrauta kaip sunki teologija. So let me make it simple. Leiskite man palengvinti. It means to say that God allows you to go through these testings Tai reiškia, kad Dievas leidžia mums eiti per šituos išbandymus, because He wants to bring something good in your life. nes Jisai nori įnešti kai ką vertingo ir gero į jūsų And I gyvenimą. want to use a story that you know probably very well about a woman with bleeding. Aš noriu pasidalinti pasakojimu, kurį tikriausiai jūs labai gerai žinote. Tai yra pasakojimas apie kraujoplūdžių sergančią moterį. But I don't want to just tell you the story, I want to dramatize it for you. Bet noriu ne tik papasakoti, bet dar ir ją išplėsti. So, I need a Jesus. Taigi, man reikia Jėzaus. Okay. Oops, time's up. Okay. Brother, would you be my Jesus? You. Broli, Yes. ar būsi Jėzum? Come. Okay. Yes. And you? You, yes, you, yes. Taip, o You come up. jūs taip pat ateikite. Yes. Okay. So you know the story very well. Taigi šitą pasakojimą jūs visi veikiausiai labai gerai žinote. It's taken from the gospel. I'm reading few versions together and I'm going to tell you the story to help you to understand. Tas pasakojimas randamas net keliose evangelijose. The story is very simple. It's about a woman that had a hemorrhage, a bleeding. Tai pasakojimas apie moterį, kuri sirgo kraujosplūdžiu, kraujavo. And the Bible says that she has been suffering from this bleeding for 12 years. Ir Biblijoje parašyta, kad nuo šitos ligos jinai kentėjo 12 metų. For the purpose of the demonstration, this is the woman. Demonstravimo tikslais šita mūsų sesė bus ta moteris. Only demonstration, no real bleeding, don't worry. Jokio tikro kraujavimo, Only tiesiog demonstracija. She has had bleeding for how long? Kiek metų jinai kraujuoja? 12 years. 12 metų. 12 years. Dwelika. Okay, stay here. Very good. Likite Okay? čia. And the Bible says that she had endured much under many doctors. Ir Biblijoje parašyta, kad jinai jau buvo sutikusi daug daktarų. She was not getting any better but worse. Ir jai negerėjo, tik blogėjo. She had spent all her money and nothing was changing. Jinai išleido visus savo pinigus ir niekas nesikeitė. And then she had heard about Jesus. Ir tuomet jinai išgirdo apie Jėzų. So this is Jesus Taigi, čia bus for the Jėzus. demonstration. Okay. Vaizdingumui. I need a little gimmick to make him look more like Jesus. Tai mums reikia Okay. truputėlį pagalbos, kad jisai atrodytų So you panašesnis just į Jėzų. visualize him as Jesus. Visualize him as Jesus. Taigi, įsivaizduokite, kad čia yra Jėzus. Okay. Doesn't matter if he looks 100% like Jesus, but yeah, it's okay. Nieko tokio, jeigu jis neatrodo visiškai 100% This is kaip Jėzus, arba He kaip needs a įsivaizduojam. little Jewish cap. Taip, tai yra maža žydiška kepurėlė. Okay. Turn this way. Okay, very good. Pasisukit. Okay, help me. Gerai. Okay. And there is something else. This is a Jewish prayer shawl. Ir tai yra žydų maldos drabužis. Jewish prayer shawl. Žydų maldos drabužis. Okay? It is a shawl that Jewish men use. Šiuo apdangalu žydų vyrai apsigobdavo. Okay. Does he look like Jesus? Ar jis jau panašėja į Jėzų? Okay. Okay. Gerai. So, now, back to the story.
This woman Grįžtame į is sick for how pasakojimą. long? Kiek metų šita moteris serga? 12 years. And the Bible, Vilka. And the Bible says that she had heard about Jesus. Ir Biblijoje parašyta, kad jinai išgirdo apie Jėzų. She's never met him, Jinai niekada jo nesutiko, but she had heard about Jesus. bet jinai girdėjo apie jį. So what does she do? Taigi kaip jinai elgėsi? The Bible says that she comes up from behind him. Biblijoje sakoma, kad jinai Comes up prisiartina from behind him. Jėzui iš nugaros And she says, ir jinai sako, if I touch jeigu aš prilieščiau the hem of his garment, jo you don't have to say apdaro, anything. No, wait. Don't touch anything. Don't touch. Yeah, come. She's Dar too ne laikas, excited. dar ne Yeah, laikas. praise the Lord. Okay, relax. Jesus, you just stay there. Don't walk anywhere. Okay? So she says, don't touch anything. Okay? Yeah. She says, if she will touch the hem, she will be healed. Taigi jinai sako, jeigu aš paliesiu jo apdaro kraštelį, aš būsiu išgydyta. So she reaches out. Don't you watch me? She Taigi- reaches out Jinai prisiliečia and she touches the hem. ir paliečia kraštelį. And the moment she touches the hem, Ir tą sekundę, kada jinai power paliečia flows apdaro out from kraštelį, Jesus jėga, kuri teka iš Jėzaus, and heals her. pagydo ją. She is healed Jinai išgydyta of the bleeding nuo kraujavimo. just by touching the hem. Tik beliečiant kraštelį. Why? Kodėl? She knew a secret. Jinai žinojo paslaptį And that secret is the secret that many of us don't know. ir tai yra paslaptis, kur daugelis iš mūsų nežinome. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was healed of a disease. Akimirksniu jos kraujavimas sustojo ir jinai pasijautė išgydyta iš savo And ligos. Jesus turns and looks around Jėzus atsisuka, and says, who touched me? apsidairo ir klausia, Kas mane palėtė? Who touched me? kas mane palėtė. And she recognizes that she was the one who touched Jesus. Ir jinai pripažįsta, kad jinai buvo ta, kuri palėtė Jėzų. Now, you must understand something. Okay, back. Let go. Turite kai ką suprasti. Let go. Okay, come back. Taip, o jūs. You must ačiū. understand something about bleeding. Bleeding. Mes turime kai ką suprasti No, apie stay there, kraujavimą. Jesus, yes. In the Old Testament, it says that when a woman has issue of blood, she's unclean. Biblijoje yra pasakyta, kad kai moteris kraujuoja, jinai yra nešvari. Everything she touches becomes unclean. Viskas, prie ko jinai prisiliečia, tampa nešvaru. She sits in a sofa, the sofa is unclean. Jinai atsisėda ant sofos, sofa tampa nešvari. She sits in the bed becomes unclean. Jinai atsisėda ant lovos, lova tampa nešvari. As long as she has the issue of blood. Tol, kol jinai kraujuoja. She touches her husband, the husband becomes unclean. Jinai tomis dienomis paliečia vyrą, vyras tampa So nešvarus. imagine her situation. Tai įsivaizduokite šitos moters As long situaciją. as she has the issue of blood, she's unclean. Tol, kol jinai kraujuoja, jinai yra nešvari. And she cannot go near people or touch anything. Ir jinai negali artintis prie žmonių arba iš viso liesti, nieko negali liesti. The Bible doesn't tell the woman's name. Biblijoje jos vardas nėra paminėtas, Just says that she became worse and worse and worse after 12 years of this sickness. bet yra paminėta, kad per tuos 12 metų jai tik blogėjo ir blogėjo. Why did she touch the hem? Kodėl jinai palietė tą apdaro kraštelį? Because she knew a secret. Nes jinai žinojo paslaptį. And what is the secret? O kokia paslaptis? The Jewish prayer shawl Žydų apdangalas is called a talit. yra, turi pavadinimą talitas. And in the edge of the prayer shawl is the fringe. Ir
talito krašteliuose yra galiukai. It has got 4 fringes. Fringe. Keturiuose galuose yra pririšta tokios virvelės. The fringe is called tzitzit. Ir šitos virvelės vadinasi sitsi. Say with me, tzitzit. Pakartokit, sitsi. Okay, so this is a tzitzit. Taigi tai yra sitsi. And in the Old Testament, Ir Senajame testamente, it says in the book of Malachi, Malachijo knygoje yra pasakyta, that there is healing in his wings. Yra pasakyta, kad gydymas slepiasi šituose krašteliuose. So, hold here and hold here. Kitaip yra pasakyta, kad gydymas yra sparnuose. Open Atidaryk and close. ir uždaryk. It looks like wings. Tai atrodo kaip sparnai. There is healing in the wings. Gydymas yra paslėptas sparnuose. And this tzitzit especially is powerful. O sitsi yra ypatingai galingi. In the book of Numbers, it tells you that specific instructions how to make a tzitzit. Skaičių knygoje yra aprašyta labai aiškiai paaiškinimas, kaip reikia surišti sitsi. It needs to have a blue cord, a blue thread inside. Viduje turi eiti mėlynas siūlas. And the blue thread represents the word of God. Ir mėlynas siūlas reprezentuoja Dievo žodį. So this woman knows there is healing in the wings. Taigi šita moteris žino, kad sparnuose And if she slypi can gydymas. touch the tzitzit, Ir she will jeigu receive her healing. jinai palies sitsi, jinai bus išgydyta. Notice, Jesus never prayed over her. Pastebėkite, Jėzus nesimeldė už ją. Jesus didn't even know. Jėzus net nežinojo. What was it? Ir kas čia įvyko? It was a secret that she knew. Tai buvo paslaptis, kurią ji žinojo. There is healing in the wings. Kad sparnuose slypi išgydymas. And so she says to herself, if she will come and touch the fringe, the tzitzit. Taigi jinai savo pasisako, jeigu tik tai aš prieisiu ir jeigu tik tai paliesiu sitsi, There will be healing. bus išgydymas. This is not magic. Ir tai yra ne burtai. What is this? Kas tai yra? Her faith in the word of God. Jos tikėjimas į Dievo žodį. It's not magic. Tai ne burtai. She believed in the word of God. Jinai tikėjo Dievo žodžiu. And that's why she received her healing. Ir tai yra priežastis, kodėl jinai buvo išgydyta. The book of wisdom says, your word heals all people. Išminties knygoje yra parašyta, kad tavo žodis išgydo visus žmonės. And again, in Proverbs chapter 4, verse 22, it says, your words are healing to all their flesh. Ir Proverbs 4:22. Patarlių knygoje 4 skyriuje yra pasakyta, kad The word of God is healing to all the flesh. Dievo žodis yra išgydymas kiekvienam kūnui. And in Psalms 107 and verse 20, the Bible says, God sent out his word and healed them. 107 psalmėje yra sakoma, kad Dievas pasiuntė savo žodį ir juos išgydė. So where's the healing? Taigi, kur yra išgydymas? In the word of God. Dievo žodyje. It's not magic. Tai ne magija. No abracadabra. Nėra abrakadabra. It's just faith. Tai yra grynas She believed tikėjimas. in the word of God. Jinai tikėjo Dievo žodžiu. And consequence of that, she received a healing. Ir kaip šito tikėjimo išdava, jinai gavo išgydymą. When Jesus discovered that power had gone out from him to her, Jesus said, daughter,
your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. Ir kai Jėzus suprato, kad iš jo išėjo galia, jisai pasakė, dukterie, tavo tikėjimas tave išgydė. Eik rami ir būk išgydyta iš savo ligos. Notice, Jesus says, daughter, your faith has made you well. Pastebėkite, kad Jėzus pasakė, kad dukterie, tavo tikėjimas tave išgydė. Jesus didn't say, daughter, my power made you well. Jisai nepasakė, dukterie, mano jėga tave išgydė. Jesus says, daughter, your faith made you well. Jėzus pasakė, tavo tikėjimas tave išgydė. Friend, this is the secret if you want to experience the touch of God today. Bičiuliai, tai yra ta paslaptis, jeigu jūs norite patirti Dievo prisilietimą šiandien, You need to have the faith of this woman, jūs turite turėti tokį tikėjimą, kaip šita moteris turėjo. but not faith in some magic, Bet netikėjimą kažkokiais burtais, not faith on any human person, ne tikėjimą į kažkokį žmogų, faith on the Word of God. bet tikėjimą į Dievo žodį. And the Word of God has power to heal you. Ir Dievo žodis turi galę jūs gydyti. So guess what? If you doubt the Word of God, Tai žinot ką, jeigu jūs dvejojate Dievo žodžiu, you don't get your healing. negaunate savo išgydymo. There are many Catholics today. Šiomis dienomis yra labai daug katalikų. I'm sure you're not one of them, but there are many Catholics today Tikiu, kad jūs nesat vieni iš jų, bet šiomis dienomis yra labai daug who are katalikų, waiting for somebody to come and lay hands over them. kurie laukia, kad kažkas atkeliautų ir uždėtų ant jų rankas. They're waiting for Jesus to come and put the hand over you. Jie laukia, kad atkeliautų Jėzus ir uždėtų ant jų galvos rankas. But in this story, this never happened. Bet šitam pasakojime tai niekada neįvyko. Jesus never touched her. Jėzus niekada jos nepalietė. It was her faith. Tai buvo jos tikėjimas. This is the only moment in the Bible recorded where Jesus calls a person daughter. Tai yra vienintelis kartas Biblijoje, kada Jėzus žmogų pavadina dukterimi. Why? Why she became a daughter? Kodėl jinai tapo dukterimi? Because she believed in the word. Nes jinai tikėjo žodžiu. Friend, if you are here for some magic, you came to the wrong place. Bičiuliai, jeigu jūs atkeliavote dėl magijos, jūs tiesiog nepataikėte adresu. But if you are here because you believe in Jesus, Bet jeigu jūs esate čia, nes tikite Jėzumi, if you are here because you believe in the promise of Jesus for you, jeigu jūs tikite Jėzaus pažadu skirtų jums, it doesn't matter what is the sickness you're going through. visiškai nesvarbu, per kokią ligą jūs keliaujate, You reach out in faith and touch him. jūs tikėjimu tieskite savo ranką ir palieskite jį. We're going to pray for you in a short while. Greitai melsimės už jūs. And then during the Eucharist, you are literally going to touch Jesus. Ir tada per Eucharistiją jūs tiesiogiai paliesite Jėzų. When you receive the body of Christ, don't swallow and just say, "Bleh." Don't swallow. Kai gausite Eucharistiją, tai neprarykite iš karto. Recognize that Jesus is in your mouth. Atpažinkite, kad Jėzus yra jūsų burnoje. The real presence of Jesus is in contact with your tongue. Tikroji Jėzaus artuma yra prilipusi prie jūsų liežuvio. It will take about 15 to 20 seconds before the Eucharistic host dissolves. Užtruks 15-20 sekundžių, kol Eucharistija pradės tirpti jūsų burnoje. And then Jesus becomes one with you. Ir tuomet Jėzus ir jūs tampate viena. And every part of your body that is sick, Ir kiekviena jūsų kūno dalelė, kuri serga, Jesus can heal. ją Viešpats gali pagydyti. If you would, like this woman, reach out and touch. Jeigu jūs, kaip šita moteris, Thank you, brothers. prisiartinsit ir liesit.
Thank you. Give them a hand. Thank you. Ačiū, paplokim mūsų broliui ir sesiai. Thank you, brother. Thank you.